Kaip vadinasi tos dalys, iš kurių smegenys susideda, dvi tokios dalys? Gal šitie puskubiliai? Puskubiliai. Puskubiliai šitie, taip. O kiek smegenų yra to žmogaus? Gramas. Nu, apie 100 gramų. Taip, skaičiau, bet nepamenu, bet iš tikrųjų nuo smegenų veiklos nepriklauso protingumas. Aš taip manau, nes aš skaičiau. Kaip man atrodo, kam reikalingi smegenyse tie vingiai? Šitą, kad kai žmogus mąsto, jie juda? Tie vingiai? Taip. Jeigu nemasto. Nežinau, turbūt vis tiek juda. Puskiaušialiai, turbūt, ar kaip jie? Smegenų. Smegenų. Puskiau. Šiauliai. Gal girdėjot, smegenys sudarytos iš dviejų tokių dalių? Dviejų pusgalvių. Iš pusgalvių. Pusgalvių. Nu. Jo, kaip O ką veikia tie pusgalviai? protauja ką? Masto. O vienas pusgalvis gali daug išprotauti. Nežinau. Man atrodo, kad nelabai. O jeigu jau dviese? Tai jau būtų daug geriau, aišku. Kaip man atrodo, kiek žmogus turi smegenų? 20 gramų. Ir užtenka. Nu taip. Jums užtektų, ar daugiau norėtumėt? Ne, man užtenka. Kiek? 20 gramų. Smegenų. Nu taip. Nu bet tik kad ir neklausmėte, atsiprašau.